Tai sveiki visi, šiandien servise 007 norim pademonstruoti dar vieną Dodge Ram automobilį, į kurį sumontavom kokybišką itališką Landirenzo sistemą. Dodge Ram automobilis tikrai, visi jie turbūt žavus, tam tikra prasme tikrai daug šarmo turintis automobilis, bet šį kartą ne 5.7, o tiesiog 6 cilindrų 3.6 variklis. Iš principo toksai pat, kur montuojasi į Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee, Chrysler Pacificas ir taip toliau. Truputėlį aišku, jisai čia kitoks, bet pats principas ir galia labai panaši. Montuojasi 6 cilindrų, kaip visada, Landirenzo Evo komplektas, Evo BD variantas. Pats valdymo blokas yra sumontuotas greta benzininio kompiuterio, jie čia praktiškai nugarytėm liečiasi. Draugiškai tai visa didžioji dauguma signalų mums reikalingų be abejonės yra paimamų tiesiai prie pačio valdymo bloko. Tai leidžia sumažinti papildomų laidų kiekį variklio skyriuje, be abejonės priduoda estetikos. Dujų reduktorius Landirenzo Li10 Turbo Oversize galingiausia, našiausia jo versija sumontuota štai šitame kampe, truputėlį žemiau. Dujinės fazės filtras atnaujintas su surinkimu, tvarkingai pravestos, sakykime, žarnos, tefloniniu vidumi, tam, kad nebūtų jokio kvapo, spyruoklinės sąvaržos, gamykliniai laikikliai, specialios apsauginės gofros, identiškos gamykliškai sumontuotom ant vandens žarnų, kaip pavyzdys, taip kad ta visa estetika ir variklio skyriaus vaizdas labai artimas tam originaliam, pavadinkim taip. Dujiniai purkštukai visi 6 sumontuoti štai šitą vietoje prie įsiurbimo kolektoriaus yra sumontuoti atnaujinti Reilo G7 Dakota dujiniai purkštukai. Tikrai labai tikslus, preciziški, prie 6 cilindrų kai kuriuose sistemose mes juos po truputėlį irgi montuojam. Tai viskas pagal aukščiausios kokybės standartus, dujinės įrangos saugiklis taipogi išvestas prie akumuliatoriaus pliusinės klėmos, štai šitoje vietoje, instruktažo metu be abejonės klientui bus parodyta, pademonstruota ir paaiškinta, kas ir kaip veikia ir su kuo, kaip sakyt, valgoma. Tai variklio skyrius pilnai nuvalytas, paruoštas, išbandytas ir bus galima atidavinėti klientui. Tai apie patį variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuko vietą sumontuojam ten, kurios pagidauja klientas. Šiuo atveju tai turim štai šitoje vietoje apvalų, gražiai atrodantį mygtuką su guminė tarpinė, jis atrodo tikrai labai tvarkingai leistas, be jokių klibėjimų, toksai, sakykime, ergonomiškas, niekam nekliūnantis ir netrukdantis. Tai tikrai labai gera vieta. Pildymas padaromas prie benzino užpilimo vietos, slepiasi viskas po dangteliu, atsidarom. Turim kamštelį. Kamštelis iš principo jis nėra būtinas, galima jo nedėti, kaip matot, ir benzino kamštelio nėra. Čia tiem, kurie diskutuoja kartais, tai gali jisai būti ir toks vaizdas, jokių problemų, yra nerūdyjančio plieno varžtai, čia niekada nebus jokios korozijos ar ten kažkokių apnašų, bet dėl estetikos ir bendro vaizdo, sakykime, kadangi čia yra vietos, tai mes tą dangtelį galim labai lengvai bent jau prikabinti. Tai viskas gražiai pasislėpia ir pasidaro. Dabar balionai, kaip visada, yra variantų montuoti cilindrinį į kūzavo vidų, montuoti toroidinį. Sekančią savaitę turėsim panašų modelį, kur montuosim 200 litrų cilindrinį balioną ir dar 114 apačioje. Čia turim vieną balioną, 114 litrų talpos, štai šitoje vietoje. Lauke padarysiu gal ir foto, ir video, kad pamatytumėt, kaip jis atrodo. Jis neatrodo nei labai išsikišęs, nei per daug matomas, juolab, kad čia dar turim gale ir kablio konstrukciją, o pats galinis visas jo tiltas yra ženkliai žemesnėse vietose, sakykime, negu pats balionas, taip kad jisai be problemų gali būti montuojamas. 114 litrų, apie 100 litrų pagal faktą degaliniai susipilt, pakankamai solidus kiekis, aišku, ir pats automobilis pakankamai solidus. Tai tiek apie šį, reiškia, Dodge Ram modelį. Testuojant kelyje taipogi padarėm video, šį kelsiu, galėsit pasižiūrėti, kaip viskas atrodo ir kokie tie įspūdžiai vairuojančiai automobilį. Tai tam kartu tiek, dėkui.